Ar gali moteris rengti spėrį? Koks skirtumas tarp greitai važiuoti ir žemai skristi? Žurnalo Top Gear Lietuva komanda draugė su bičiuliais iš Geros Dovanos nutarė atsakyti į šį klausimą, surengdami nutrūktgalviškas lenktynes Kačerginės Nemuno žiede. Triukovės herojai greičiausias Lietuvos odontologas Jonas Poškos su Mitsubishi, molėtiškis aviatorius Algimantas Raupelis su sraigtasparniu Schweizer 300C ir adrenalino fanatikė Indrė Senkutė. Ji baikerio šarvus turėjo pasikeisti į vakarinę suknelę. Rezultatas buvo nenuspėjamas iki paskutinės akimirkos. Iš jėgos startavęs orlaikis ilgą laiką pirmavo, tačiau finišo liniją pirmasis kirto Jono Poškos pilotuojamas Mitsubishi. Jis trasoje užtruko minutę 20,6 sekundės. Algimantas Raupelis su orlaikiu trasą įveikė per 1 minutę 29,7 sekundės. Indrės metamorfozės rezultatas 1 minutė 26,4 sekundės. Tai antroji vieta. Merginos greitis 40 suknelių per valandą, naujas neoficialus Lietuvos rekordas.